Sveiki gerbėmėjai. Noriu sugrįžti prie vadovėlių temos. Buvo geras komentaras po epizodo, kuris vadinosi Sukilimai prieš Rusijos imperiją, kelias, istorijų vadovėlis, 5 klasė, 2 dalis, 3 skyrius. Komentaras ilgas, dėl to paskaitysiu iš lapo. Punktas 1. Šiems vadovėliams daugiau nei 10 metų. To kas ginčiasi. Pagal atnaujintas programas šie vadovėliai jau išstumiami iš mokyklų, nes leidžiami nauji. Juose yra ir Emilija Pliaterytė, ir papildomos užduotis žingeidiems vaikams. Puiku, malonu girdėti. Apie ATR bent 5 temos yra vadovėlio pirmoje dalyje. Super, fantastika. 4 punktas. Apie dekabristus, Rusijos karus, Lenkus, Pliaterytę ir kitas aktualijas kalbėti galima. Skliausteliuose kai kurie mokytojai taip ir daro, paima daugiau info, negu yra vadovėliuose. Puiku. Tiesiog geri mokytojai gelbėja blogą vadovėlį. Nesakau, kad blogas, bet geri mokytojai išgelbės viską. Taip. Tačiau kuo toliau, tuo labiau susidurime su problema, kad šiuo atžvilgiu 5-okams tai yra perteklinė informacija. Džiaugsmas bus, jei skyriaus gale prisimins tuos 2 sukilimus ir gebės nusakyti jų priežastis bei pasekmes. Priežastis ir pasekmes. O čia aš apie tai irgi kalbu labai gerai. Čia pateikta koncentruota informacija su vaizdinė medžiaga, vaikai turi pratybų sąsiuvinius, kuriuose ta informacija užtvirtinama. Ačiū už komentarą. Ačiū labai už komentarą. Darau prielaidą. Esat mokytojas. Istorijos mokytojas. Nes komentarai tikrai kompetentingi ir būtų malonu apie tai padiskutuoti. Dabar ką aš noriu pasakyti? Aš noriu pasakyti, kad jeigu mes atsiverstumėm knygyną Briedis, pamatysim, kad šiaip vadovėliai kaip ir yra, bet žiūrint į kainas, matome, kad 8 klasės vadovėlis kainuoja 0 eurų. Gerai, skaitau kodėl. Parašyta, vadovėlis rengiamas, planuojama, kad bus išleistas 2025 metų pirmoje pusėje. Kadangi istorijos mokymo programa 8 klasėje keitėsi nedaug, kol bus parengtas atnaujintas vadovėlis, siūlome laikinai naudotis 2014 metų leidinio Laikas 8 istorijos vadovėlių, 1 ir 2 dalis. Ir užduočių su saviniais Laikas 8, 1, 2 dalis. Praktinius patarimus ir siūlymus, kaip tai padaryti, suderinant su 2022 atnaujinta istorijos programa, rasite vadovėliui Laikas 8 parengtame teminėme plane. Iš to girdžiu, kad 8 klasiai programa keitėsi nedaug. O dabar jūs man pasakykit, jeigu 8 klasiai keitėsi nedaug, tai gal ir kitose klasėse keitėsi nedaug. Aš tokią prielaidą darau, nes aš pratybų sąsiuvinių neturiu, mokyklą baigiau senai ir vertinu tik tai, ką skaitau. Tikiu, kad jūs tikrai geriau už mane nusimanote, bet aš turiu tam tikros kritikos. Bet kadangi buvo nuoroda, teminis planas vadovėliui Laikas 8 buvo pateiktas, atsiverčiu teminį planą. Ir čia man atrodytų, kad tiesiog atrodytų, čia būtų galima kalbėtis, kad mes kaip ir vystom sisteminės kompetencijas, bet vis nepakalbam iki galo. Kompetencijos. Pagrindinės kompetencijos yra, pavyzdžiui, pažinimo kompetencija. Pažinimo kompetencija įtvirtina žinias apie, pavyzdžiui, čia 1 dalis, viduramžių ir ankstyvųjų naujųjų laikų epochas. Gerai, įtvirtina žinias. Kultūrinė kompetencija. Domisi viduramžių ir ankstyvųjų naujųjų laikų epochos kultūra, įvardė esminius jų bruožus. Ok. Skaitmeninė kompetencija. Sudaro skaitmeninę viduramžių ir ankstyvųjų naujųjų laikų istorijos laiko juostą, jie pildo visus mokslo metus. Čia gerai.
laiko juosta. Kariuomenėje mes tai vadinam laiko ašimi, bet iš esmės, jeigu mes kalbame apie tuos priežasčių pasiekmių, kur jūs pasakėte anksčiau, tai va ta laiko juosta, kurią vaikas daro, iš tikrųjų yra pažinimo kompetencija. Tai, kad jisai ją padaro skaitmeniniu būdu, nepadaro šitos kompetencijos skaitmeninę. Tai čia aš tiesiog taip ginčiuosi. Ir kalbant apie skaitmeninę kompetenciją, aš esu, kaip sakant, pakankamai subrendęs žmogus, kurio draugai turi vaikų, kurie dar mokosi mokykloje. Tai aš, pavyzdžiui, žinau, kad toj mokykloje 10-okai turi per pamokas planšetus ir gali iš karto rinkti informaciją, atsakinėti į klausimus. Kiti sako, tai pala, planšetus turi jau ir 5-okai, žinai. Tai mes čia vėl kalbame apie tą skaitmeninę kompetenciją, nėra laiko juostos sudarimas. Net jeigu jinai sudaroma skaitmeniniu būdu, žinai, tai yra pažinimo kompetencija. Komunikavimo kompetencija, 4. Klasėje pristato pasirinktą, čia aš pradžiai, viduramžių arba naujųjų laikų epochos asmenybę, politinį įvykį arba kultūros paminklą, išklauso ir pagarbiai įvertina kitų nuomonę. Galimai jisai ima temas ne iš vadovėlio. Ir tai yra labai gerai, nes tada medžiagą suranda vaikas pats. Mano sūnus, kol dar mokyklą lankė, tai jam reikėjo apie architektūrą kažką tai padaryti, tai mes sėdėjome ilgai kapstėmės, nuo ko pradėti. Pradėjome nuo plytų ir paskui baigėm kažkom tai. Nors man labiau patinka apie karus, geopolitinius pokyčius, nes pasaulis yra globalus. Kada mes vaikui turime pasakyti, kad pasaulis yra toks dabar dėl to, kad nutiko kažkas tai. Per tą laiką turėtų ir ateiti. Ačiū už komentarą. Tarsime, nepykit už repliką į repliką. Tiesiog noriu pasakyti, kad aš nebandau čia tyčiotis. Aš bandau pasakyti, kad galima padaryti geriau. Kad mūsų vaikai būtų protingesni, veržlesni. Valstybė maža. Didelės valstybės turi prabangą investuoti į geležį. Mažos valstybės turi prievolę investuoti į smegenis. Kur jeigu ne mokykloje? Lauksiu kitų replikų. Tęskim šitą. Puiku. Geros jums dienos.